Sveiki. Jeigu esate verslo savininkas, tikriausiai nekartą girdėjote terminą kibernetinis saugumas. Bet ką jis iš tikrųjų reiškia ir kodėl turėtumėte tuo rūpintis? Pasilikite su manimi ir viską paprastai paaiškinsiu. Pirmiausia, kibernetinis saugumas yra susijęs su jūsų skaitmeninio turto apsauga. Įsivaizduokite, kad užrakinate savo virtualaus biuro duris. Tai apima viską, nuo jūsų svetainės ir e-pašto iki klientų duomenų ir finansinių įrašų. Šiais skaitmeniniais laikais visa tai yra lygiai taip pat vertinga kaip ir fizinis turtas. Galbūt galvojate, mano verslas per mažas, kad taptų taikiniu. Na, leiskite pasakyti, kad tai klaidinga nuomonė. Tiesą sakant, mažos įmonės kibernetiniams nusikaltėliams dažnai atrodo kaip lengvas grobis. Kodėl? Nes jos dažniausiai turi silpnesnę apsaugą. Taigi, kaip pradėti stiprinti savo kibernetinį saugumą? Štai keletas pagrindinių žingsnių. Pirma, visoms savo paskyroms naudokite tvirtus, unikalius slaptažodžius. Įsivaizduokite tai kaip skirtingų raktų naudojimą skirtingoms spynoms. Jei vienas raktas pavagiamas, kiti vis tiek lieka saugus. Antra, atnaujinkite savo programinę įrangą. Tie erzinantis pranešimai apie atnaujinimus. Jie iš tikrųjų yra labai svarbus saugumo spragų taisymui. Trečia, mokykite savo komandą. Žmogiškosios klaidos yra viena didžiausių kibernetinio saugumo rizikų. Įsitikinkite, kad visi žino pagrindus, pavyzdžiui, nespausti įtartinų nuorodų ar nesiųsti nežinomų priedų. Ir galiausiai, apsvarstykite galimybę naudoti VPN. Tai tarsi saugus tunelis jūsų duomenims, ypač kai naudojatės viešuoju Wi-Fi. Šie veiksmai per naktį nepavers jūsų kibernetinio saugumo ekspertų, tačiau suteiks tvirtą pagrindą. Atminkite, kad tikslas yra netapti nepažeidžiamu, o padaryti savo verslą sunkesniu taikiniu. Taigi, štai ir turite. Greitas kibernetinio saugumo pagrindų vadovas. Jei tai jums buvo naudinga, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite, kad gautumėte daugiau patarimų, kaip išlaikyti savo verslą saugų. Ačiū, kad žiūrėjote ir būkite saugus.